Susitikimas su žmogumi kūrenčiu savo unikalų pasaulį ir besidalinančiu juo su kitais. Savo sodyboje Varėnos rajone ne tik atkūrusių šimtametes plytininkystės tradicijas, bet ir įsteigusių vaikų su negalia ir jų šeimų paramos centrą Didelės akys. Prasmingas susitikimas su keramiku Gintaru Knieža, kuriam pagrindinis impulsas kurti yra šeima. Daugiavaikės šeimos tėvas, kuris rūpinasi savo šeima ir tiek, vienintelis dalykas. Ir viską, ką aš čia veikiu, darau, kad pats būčiau laimingas ir būtų visi vaikai laimingi. Ir tiek, tai visos tos fantazijos, kurias kyla, tik dėl šeimos pagrinde. O kai fantazijos yra per didelės arba įgyvenini per daug, tada daliniesi su kitais. Ir viskas. Gintarą galėtumėme pristatyti ir kaip sėkmingą savo svajonių įgyvendinimo pavyzdį. Viena iš svajonių – padėti šeimoms auginančioms vaikus su negale – subrendo iš vaikystės prisiminimų. Kai pirmuosius 4 metus gyveno neregėdamas pasaulio, o jį išvydo tik po sėkmingos akių operacijos. Todėl likimas lėmė mokytis specialiojoje mokykloje skirtoje vaikams su regos negale. Pats esu baigęs internatą silpnaregių, tai tiesiog ten buvo pusė, gal mažiau kaip pusė, bet gal ir pusė vaikų neprimatančių ir su protinė negalia. Tai yra, jeigu taip visai ištakos, tai būtų tokios. Juos mačiau visą gyvenimą, ką jie veikia, kaip jie elgiasi, kokia jų natūra, kokios jų lygos. Tai, ką žinau, kai juos labai gerai pažįsti, tai kodėlgi su jais nepadraugauti šiuo metu. Kiekviena mokykla turi savo išskirtinumą, tačiau jas visas vienyje ir bendros problemos, ir bendri rūpesčiai. Ir kaip bebūtų gaila, viena iš problemų – patyčios – paliečia visas kartas. Visko buvo, visose mokyklose buvo lygiai tas pats ir pas mus. Tik tai, jeigu pas mus būdavo patyčios, tai sakykime, didelė tikimybė, kad iš vaikų su negale, iš jų tyčiotis buvo paprasčiau ir patogiau. Tai tų patyčių esu matęs ir galbūt šitos patyčios ir prisiminus jas ir darau visus šitos tokius, kaip čia, draugiškus tos susitikimus su tom šeimom ir jų vaikais. Ką žinau, nesakyčiau, kad kažkokios skolos grąžinamos, bet tiesiog patirtis. Gintaras su savo šeima greta sodybos esančiame miške įrengė aktyvaus poilsio parką su kalnų slidinėjimo trasomis. Įsigijo inventorių, kuria projektus ir kviečia šeimas žiemą slidinėti arba čiuožti kalnų rogutėmis, o vasarą keliauti dviračiais arba dviviečiais triračiais ir šalia esančiame Versekos tvenkinyje išmokti plaukioti irklentėmis. Taip Didelės akys suteikia galimybę šeimoms, auginančioms vaikus su negale atitrūkti ir atrasti prieinamas aktyvaus poilsio veiklas kiekvienam. Jeigu kalbu aš apie vaikus su negale, tai, kaip čia pasakyti, tai nėra vien tie vaikai ir taškas, ir apie juos čia reikia rūpinti, šokinėti ir visai kitaip. Tai net ne pagrindas tie vaikai, pagrindas yra jų šeima, o šeima gali susidaryti, nežinau, ne tik iš moters, vyro ir vaiko, bet, pavyzdžiui, tik iš moters ir jos vaiko su negale. Tai kai ta moteris yra pervargusi, pavargusi, važiuoja stogas nuo atitinkamo vaiko diagnozių, tai kitą kartą galvoju, kaip labiau mamai padėti negu vaikui pačiam, nes, ką žinau, tas vaikas visumoje, man atrodo, ir taip jis jaučiasi laimingas. Keramikos dirbtuvėse Gintaras Knieža kuria molio edukacijas. Supažindina su molio savybėmis, veda žiedimo pamokas, moko keramikos dirbinių lipdymo paslapčių, kurias pradėjo kaupti dar mokykloje skulptoriaus Rimanto Sakalausko vadovaujamame keramikos būrelyje. Būtent šis gyvenimo mokytojas ir įskiepijo meilę moliui. Meilė moliui atsirado toje mokykloje, nes dėja, kaip čia pasakius, tie seni laikai turi pliusų ir minusų. Tai
nors aš, kaip pasakyti, prieš tos visus tarybinius laikus, bet kas yra pliusai, to negaliu nutilėti. Reiškia, tai yra, gal ir dabar yra lygiai tas pats, tik tai sunkiau pamatyti. Tokių puikių pedagogų turėjau savo gyvenime, kad sunku įsivaizduoti. Reiškia, kada, nežinau, kada pedagogui pasibaigus darbui jis dar nori su tavim pabūti porą valandų, kada jisai ten vėl prisigalvoja kažkokiu tai savo veiklų mokykloje be pinigų, ir panašiai. Tai kalbu apie pedagogų krūvą visą, kurie tiesiog buvo, nežinau, kažkokie tai vaikų patriotai. Tai tokių turėjau tokią laimę ir iš jų vienas, nuo kurio keramika prasidėjo, bet ten turėjau ir kitų, ir medžio darbų, visokiausių, ir aplamai įvairių kitų sričių jų buvo. Tai žodžiu, skulptorius Sakalauskas toksai yra. Tai Rimas. Tai kai pradėjau nuo kokios nors 4 klasės tos molius lipdyti, taip ir ėjosi viskas. Ir kai kalbu apie tuos visus užimtumus, tai jeigu ne mokykloje, po pamokų ten patriotiškai, kaip pasakyti, jo sąskaitą laiką leidė, tai jisai kviečiasi savo dirbtus, į savo tą, kur jisai kaip skulptorius dirba, į svečius, ten gali kelias valandas pasipraleis laiko. Kiek dabar tokių yra žmonių, kai dabar, aišku, visi galvoja, kaip čia tą pinigėlį, kaip čia tą antrą tatą paėmus ar dar kažką tai. Dėka tokių žmonių įgavau, sakykime, labai didelę dozę mažiau norėti pinigų. Tai tas yra, reiškia, kai per daug laiko prabūni tarp žmonių, kurių vertybės yra kitos, šiek tiek gyvenime kartais pasidaro sunku uždirbti pinigus. Čia toks yra, o aš esu toks dvilypis. Iš vienos pusės ta filosofija man yra labai giliai įkalta ir iš kitos pusės esu toks sąlyginai verslus. Ir džiaugiuosi, reiškia, jeigu aš neturėjęs būčiau tokių mokytojų, tai šiandien gal būčiau toks truputį parazitas, turbūt pinigus kraučiau ir galvočiau, ką žinau, kuo turtingesnis, tuo reiškia, tuo kietesnis ar tuo vertingesnis, lyg tai gal taip žiūrėčiau per vertybės. Tai dėka tokių žmonių tiesiog matau vertes labai didžiulės. Tai ką jie skėpėjo, tai čia superiniai dalykai. Gintaras Knieža atkūrė plytininkystės amatą ir vienintelis Lietuvoje turi tautinio paveldo sertifikatą plytų bei čerpių gamybai pagal senovinės technologijas. Gintaro rankų darbo plytos yra įvairių formų, dažniausiai naudojamos restauracijos darbuose. Jos padeda prikelti bažnyčias, istorinius pastatus, pavyzdžiui, yra įmūrytos ir valdovų rūmų sienose. Jos naudojamos ir meniniams sprendimams. Originalioji skulptoriaus Tado Gutausko Laisvės kelio skulptūra Vilniuje sumontuota daugiau kaip iš 20 000 Gintaro Kniežos nulipdytų vardinių plytų. Reikėjo viską atkurti, kad trūko žinių, nėra literatūrų, nėra nieko. Reiškia, Lietuvos plytininkystė yra, ką žinau, šitoje srityje yra mirusi. Reiškia, tai gal aš esu tas, kuris, kaip Lietuvoje senojo gaminų plytas, esu toks normalus pirmasis tų plytų atkūrėjas. Tai gal labiau veža, kada atkoduoja visokiausias senovinės paslaptis, kurios iš literatūros yra jau literatūrė nėra, o gyvenime nieks nežino. Aš dar dviratį atradinėjau ir kai ką atrandu tai, ką būtų sunku teoriniu būdu sužinoti. Tai man labiausiai įdomu yra tie visi dalykai. Arba ten kažkokius užsakymus mes net nedarom, kur yra tik tai pagrįsta pinigais. Darai tos užsakymus, kurie itin įdomus, kur irgi kažką reikia atkoduoti, kur yra žinios dingusios, o kažką nori iš plytininkystės srities atkurti. Tokie visokie, kur yra su tokiu įdomumu, dvasinių interesų tokie dalykai, tada įdomu, o daug ką, kur reikia tik tai arti, nežinau, to nėra jau senai. Viskas, kas yra seniausio, vertingiausio Lietuvoje, tai visur turbūt po truputėlį yra tų mūsų plytų. Net aš tų nuvalkiotų vietų nenoriu minėti, kadangi kažkaip jau net rodytų kažkaip tai
įdomi. Nu visur ir valdovų rūmuose galų gali ir tas Laisvės kelias asvarinių tų plytų, ten visur gaminta krūvai įvairiausių, ką žinau, privačių objektų, vertingesnių ir mažiau vertingesnių. Tiesiog, kadangi dirbi visą gyvenimą po truputį, tai jos visur ir keliauja tas plytos. Mes esam vertingi ekskursijų prasme tuom, kad mes esam tikri, mes ne muziejus. O kai esam tikri, tai kalbam, ką mes darom, kaip yra iš tikrųjų ir tas, kas domisi, net ir suaugę žmonės, kai kurie nori tapti plytininkais ir visokiais, kai čia pas mus pabūna tos ekskursijose, nes, pavyksta mums uždegti, ką žinau, tas fantazijas visas sukelti. Tai yra vėl įdomiau negu gaminti šiaip eilinės plytas. Tai visada taip renkamės. Aha, čia įdomu, čia neįdomu, darom kas įdomu. Galbūt jaunystėje baigtos teatro režisūros studijos ir padeda Gintarui išplėtoti bei patikrinti kiekvieną naujai gimstančią idėją. Akyse matyti teatrą ar filmą yra įdomu. Vis tiek ta fantazija, ką žinau, gal ir mes visi taip režisuojam, gal ne iki galo kiti ten režisuoja. Ta prasme, žmogus, jeigu turi idėją, tai mano ta idėja, kaip čia pasakyti, tai tas pats, kas yra filmo pradžia. Aš netgi galiu pirmą susikurti kažkokią tai, kaip ir minėjau, visą filmuką nuo idėjose, fiks mintis. Ir tada pasižiūri, kaip ta idėja galėtų atrodyti 2 metais, 3 metais ar 5 metais ir kas būna, kai ta visa idėja klesti. Ir tu pamatai visą tą spalvotą iki tenai. Ir tas filmas tau padeda įsivertinti, ar ta idėja crazy, ar yra reali, ar yra kvailystė. Tai jeigu filmą išeina turbūt sukurti, tai tą idėją vadini sėkminga. Tai įsivertinti ir sėkmingą idėją, tai turbūt tas pats, kas, kaip ką ir šnekėjau, pamatyti tą spalvotą vaizdą akyse nuo iki ir tu beveik gerai matai, kas tavęs laukia. Kiekviena įgyvendinama idėja reikalauja laiko, jėgų ir energijos. Todėl naujoms idėjoms Gintaras neleidžia įsikeroti. Jas reikia prižiūrėti ne tik materialiai, bet ir kaip čia, smegenimis, kad viskas sustyguota veiktų. Bet kas, reiškia, jeigu kalbam apie žmonių veiklą, su negalia veiklą, reiškia, tu turi ten tobulėti ir dvasiškai, ir kaip specialistas tam tikrose srityse. Reiškia, tai, ką tu turi ten, tose srityse dar turi aukti. Tai turėdamas, už tai aš šiek tiek užkirtinėjau kelius tom kitom idėjom ir tai lyginu kartais su medžiais, su šakų genėjimais. Ta prasme, tu gali būti toks kūrybingas, bet jeigu tu šakų negenėsi, tai tas medis nelabai atrodys gražus. Tai tos idėjos jų per daug irgi negerai, ta prasme, per daug tų šakų, šakelių, tai reikia irgi atsižvelgti. Tai pažiūrėsim, gal kai viskas per daug sklandžiai atrodys, gal ir iššoks dar kokios idėjos, bet yra tokių smulkesnių nesąmonių, kuriamis gali papildyti visą tai, ką veikia. Režisuoja Gintaras ir tai, kaip senatvėje ginsis nuo liūdesio ir vienatvės. Net pečiais kūrenos viduj pas save, pas mane namuose šiuolaikiniai namai, bet kūrenam pečiais, šildomės pečiais, dūmai rūksta po grindim, bet viskas ten yra kultūringa ir panašiai. Tai irgi kartais klausia, sako, kodėl tu pečius statėjo, ne kažkokius tai katilus ten ar kažką modernaus. Tai man visada būdavo katilų reikia kambario. Aš nelabai mėgstu žmonėm atiduotą kvadratūrą, ne katilam, bet pagrindinė mintis, sakiau, kita buvo, kad būčiau laimingas, kai būsiu visiškai senas ir nukriošęs. Dėl to, kad senam būna laiko per daug. Bent man taip atrodo, gal ten kiti tokie itin man atrodo, kad žiauriai daug laiko ir dėl to, kad jie turi daug laiko, jam liūdna pasidaro. Reiškia, man taip atrodytų, aš galvoju, aš išeisiu malkų į mišką, kol prisirinksiu tų pečių užsikurti, kol užkursiu, praeis pusę dienos, aš jau būsiu pusę dienos, bus jau likviduota, jau man liko mažiau, reiškia, kol tu judi, kol kažką kuri, tai tol tu esi laimingas, reiškia. O kai jau padarai tą dieną, ir kas veikta, nesijungta teliką ar kažką, tai jau viskas, jau prasideda liūdna, aš esu vienas, man tai paranaip, reiškia. Ar ten tokių prisikalvoju istorijų. Ir kol esi jaunas, užbėgi už akių, susikuri iš karto planus. Aišku, galiu ten nusilenkti ir anksčiau, bet susikuri planus, jeigu būtų, kaip padaryti, kad nebūtų liūdna.
Tai va, reiškia, malkom pečių kuriant, man atrodo, kad tai nebūtų liūdna. Ir vis dėlto, kaip Gintaras begenėtų naujas idėjas, vaizduotėje režisuojami filmukai Kas būtų, jeigu būtų, sukuria naujas keramikos inovacijas. Kada, pavyzdžiui, save vertini, dar nesu su kažkokia visiška negalė, ta prasme, painu, judu, ten lakstau ir visa kita, bet kartais susikuri tą filmą, kas būtų, jeigu tu būsi va toks visai stenintis. Ir kada ta plyta yra sunki, kurios tu niekada daugiau nebepakelsi. Susikuri tokį absurdo filmą apie save ir pradedi žiūrėti, kokia idėja tiktų, jeigu tu būtum visiškai toks sulūžęs ir nevykęs. Nu, ir susikūrė iš keramikos naują idėją, naują produktą, kur atvirkštinis jaunam žmogui. Nu, ir visai, kai sukūriau, kaip, ką žinau, tą mintį idėją, jinai mane veža ir vėl, aišku, ten įsivaizduoja, kas būtų, jeigu būtų, ir aš tą mintį nebeužgesinu, nežinau, gal po truputį auganai prie to absoliutaus tikėjimo, labai daug jo turi, bet, reiškia, tai va, bet irgi labai įdomu. Tai yra paprasta verslo idėja, kuri yra, molis yra ypatingai lengvas, nu, ką žinau, ten turbūt kelis kartus lengvesnis už molį negu visi kiti moliai, yra ir į kurį pilant vandenį, jį tas vanduo bėga, į tą daiktą jisai taip sugeria, kad atrodo, kad jisai kaip puodukas, kaip tuščias, kad būtų, nors jis yra pilna viduris. Jisai ir iš jo nevarva, nelaša, nu, supili, tas vanduo pradingsta. Pavyzdžiui, puoduko dydžio molio gabalas ir lygiai tiek pat puoduko dydžio vandens kiekį supilu tą molio gabalą. Tai reiškia, tai va tą molio gabalą pamačiau, kad jisai efektingai sugeria. Nusprendėm jį naudoti gėlių srityje, tai jeigu jūs į tą gėlės vazono dugną tą mano keramikos gabalą įdėsit ir jūs įprastai gėlę lasydami pilat, nežinau, ten 200 gramų, tai dabar galėsi supilti visą litrą vandens ir jisai neišbėgs nei į lėkštutę gėlės, liks toje mano keramikoje, o ta gėlė gers vandenį, šaknis išlietų ir ilgai. Kitaip tariant, gėlė laisėsi ten kokius nors 5 kartus ar daugiau kartų lėčiau ir gėlei patiks ir jūs laisva būsit. Nu, va, tokių visokių keistų dalykų šnekam, bet tos minties, nu, apie tai šneku kaip apie gyvenimo absurdą, kada gamini daiktus iš viso, kuriuos sunkiai pakeli nuo žemės, o dabar, reiškia, kadangi būsi senas ir nukriošęs, tai svajoju apie tokius daiktus, kurie iš viso nieko nesveria. Tai aš daugiau apie tą gyvenimo filosofiją čia šneku. Patyręs tikėjimo savimi galę, leidusią įgyvendinti atrodytų neįmanomas svajones, Gintaras kiekvienam patarė neabejoti. Idėja yra labai paprastas, yra patarimas, jei sieki arba to, ko sieki, tiki 100%, tiesiog 100, ne 99, ne 99,9, o 100% visada įsipildys. Visada, jei tiki, bet jeigu nors truputį netiki, nors nežinau, minimaliai, daug šansų, kad sugrius. Čia kaip ir visiems kartais seku tą vaikišką pasakėlę, kaip varlė lipo į kalną. Kaip jinai ten sėkmingai lipo, kitos varlės reikia kvailę, tu nukrisi, tu užsimuši, tau bus galas, ką tu darai, tu susimastyk. Reiškia, kai varlė užlipo į viršūnę, paaiškėjo, kad ta varlė kur čia. Tai va, tai jeigu tas tikėjimas yra absoliutus, jokių problemų. Tai va, aš 2 kartų tikėjimą tokį stiprų turėjau, absoliutų, ir 2 kartus tiesiog neįmanomų būdų viskas įvyko. Tai va, vienas buvo tas tikėjimas su plytomis savo laiku, kada eini į kaimą, kada atkūriniai plytininkystė, kada Vilnius turi, nežinau, keliasdešimt ofisų su plytomis, nu, prekyba klesti, o tu čia kaime žadi dar iš plytų gyventi. Nu, visiškai absoliuti nesąmonė. Tai va, reiškia, bet tikėjimas buvo toks, kad neįtikino nei kiečiausi ekonomistai pažįstami, nei dar kas nors, reiškia, jie visi mane ten labai protingai aiškino, kaip aš minėjau, kaip su ta varlė, reiškia, tas istorijas, bet taip įvyko viskas atvirkščiai. Tai vat viena tikėjimo dalis. Kita buvo tokia, keistas tas kitas tikslas. Tai būtent kalnų slidinėjimai visi pas mane kieme, ne kieme, mano tuose miškuose ir mano kalnuose, kur reikia visko. Reikia ir pinigų,
ir žinių, ir visos sniego technikų, ir jų išmanimų, ir visų tų inžinierių. Ir viskas, jeigu taip, kaip čia pasakius, kainuoja tie visi projektai, Lietuvos projektai, tie visi slidinėjimo, tai kainuoja milijonais. O aš užsimaniau tuščiom kišenėm turėti labai daug be milijonų. Bet tada reikia žinių, sumanumo, išradingumo ir vėl to paties, absoliutaus tikėjimo. Tai va, ir tas tikėjimas, jis duoda labai daug. Jis, kaip aš sakau, telepatijos tos pradeda veikti. Nueina tie mano klausimai tiem žmonėm, kuriuo aš visiškai nepažįstu. Tie žmonės gali patys netyčia man paskambinti ar atvažiuoti tikėjimą. Aš iki tiek nusikreiziju, reiškia, tuose tikėjimuose. Bet taip ir įvyksta. Ta prasme, įvyksta tokie stebuklai, tuose abiejose dalyse, ką aš paskau, kad net nenoriu įsiplėsti. Ta prasme, tai atrodo kaip iš fantastikos ribų, kada tu tiki. Bet kada palieki va tiek netikėjimo, tai nėra šansų jokiem stebuklam. Jaučiuosi laimingas. Projektą Susitikimai iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.